Geriausias 2015 metų prognozyrius Zalatorius. Na, kaip bebūtų keista, bet Zalatoriaus klausimas, taip sakykime, ne visai gal klausimas, bet challenge'as, iššūkis man sulaukė daugiausiai laikų. Tai aš taip pat pasisakysiu apie nuožmes mūsų teniso dvikovą su Zalatorium. Su Zalatorium mes žaidžiam kokius, nežinau, 2-3 metus turbūt jau tenisą. Žaidžiam 2-3 metus, kovos ne visada kova aišku gaunasi, bet labai dažnai kovos nuožmios ir atkaklios. Ir dabar būtų labai sunkiai įtikėtinas dalykas. Visada atrodo, tai yra lygių varžovų dvikova, bet mūsų rezultatas, aš prieš Zalatorių esu laimėjęs 1 kartą, o Zalatorius prieš mane, mes tiksliai nesam skaičiavę, bet manau, kažkur bus 65 kartai kokie. Taip, tai mūsų santykis yra 65-1, pirmauja Zalatorius, bet niekada už Zalatorių nėra buvęs ir negalėtų būti kofas, pavyzdžiui, 1-0-1. Kofai visada yra apie 1,40, Zalatorius klausime parašęs, kad 4,5 fora ideali fora, nes, matuojant šitą forą, būtų kažkur pem, kiek kartų aš ją pasidengiau, kiek kartų nepasidengiau. Bet aš turiu Zalatoriui liūdną žinią. Šiais metais šią vasarą greičiausiai mūsų santykio istorija bus perrašyta ir šią vasarą rezultatas taps teigiamas į mano pusę. Aišku, per visą istoriją jisai netaps teigiamas, per vasarą tiek nespėsim sužaisti. Bet iš to, skaičiuojant tik šiuos metus, aš manau, pirmi metai, kada prieš Zalatorių aš būsiu pliusę žaisdamas, pliusiniam balanse. Tai linkiu Zalatoriui ruoštis rimtom kovom ir jeigu bus pageidavimų pagal laikų skaičių matosi, jog tokių pageidavimų galėtų būti, tai galbūt mes suorganizuosim ir galimybės nufilmuotą mačą ir įdėti statymus jums, nes tenisas statymai kom bendruomeniai yra populiarus, netgi grįšiu truputėlį į viršų. Onezer klausė, ką manau apie tenisą, ar tenisas tinkamas lažyboms. Tai atsakant dar ir į šitą klausimą prie to pačio, tai aš manau, kad tenisą yra geriau žaisti negu iš teniso lažintis, bet jeigu žmonės gali laimėti iš teniso kažkas, tai kodėlgi nesilažinti iš teniso. Aš tenisą mėgstu pastatyti tik tai statistiką, kada būna dideli turnyrai, vėlgi tam bukmekeriai remiasi statistiniais vidurkiais, neįsigilinę į žaidėjų žaidimo stilius, neįsigilinę į tai, kas žais atakuojant į tenisą, kas žais gynybinį tenisą, tai tokia statistika man leidžia laimėti, aš ją statau. Bandau kartais, bandęs esu statyti ir už pergalės tenisą, nelabai sėkmingai man ir todėl tenisą daugiau tik tai žaidžiu negu statau. Taip, klausia Tadulis 18, būsimas futbolo treneris. Taip, tai aš galiu atsakyti, kad taip, Tadai, šitas dalykas yra tiesa. Aš dirbu futbolo trenerių vaikų. Pats esu kažkada žaidęs futbolą, sakykim taip, lietuviškų lygių. Tai negaliu sakyti nei kad aukštas, nei kad žemas lygis, bet esu žaidęs ir Kauno Karėdoje, Kauno Jėgeriuose, tokiuose komandose. Tai savo ateitį aš planuoju būtent su šita veikla, su futbolu. Dabar man tai yra kol kas kaip hobis, kaip ir minėjau prieš tai klaususio vartotojo atsakymę, kad man tai kol kas padeda tik tai atsipalaiduoti, pabėgti nuo tos kasdienybės, nuo to darbo prie kompiuterio, prie statymų. Ar tai, kad aš tą dalyką, kad esu žaidęs, kad turiu trenerio licenciją, kad dalyvauju kursuose ir mokymuose, labai, kad man tai labai stipriai padėtų, bet kai kurie dalykai, kuriuos aš žinau iš to, kad esu treneris, kažkiek padeda, bet lemiamos įtakos tai neturi. Tai ar
ar ruošiuosi grįžti prie specializacijos, tai taip. Kaip ir sakiau, ruošiuosi netgi profesionaliai tuo užsiimti, ar dabar keliu kompetenciją be abejo. Keliu, dalyvauju visuose seminaruose, kurie vyksta šiuo metu. Turbūt žinai, jog neseniai vyko Danų, pavyzdžiui, seminaras, prieš tai Belgų karališkos futbolo akademijos seminaras. Abiejose dalyvau, taip pat savo lėšomis važiuoju, tarkim, netaip senai buvau Kijevo Dinamo klube stažuotėj, šią vasarą planuoju vykti į Amsterdamo Ajaxą pasistažuoti. O tai, kad Lietuvoje prastos treniruočių sąlygos, žemas vaikų paruošimo lygis, tai mums visiems yra žinoma tas dalykas, bet aš į tai žiūriu optimistiškai. Dabar viskas keičiasi, būtent šiuo metu viskas keičiasi. Kažkada federacijos vadovybė dar buvusi labai senai kalbėjo, jog apie 20 metus mes pateksim į čempionatus. Kesminas tuo metu sakė, kad apie geriausiu atveju 28. Tačiau realybė yra tokia, kad šiuo metu 90 metais gimę berniukai yra pirmieji, kurie pasiekia rinktinės lygį, manau, tą rinktinę kažkur iškels. Tai bus 36-40 metai. Dabar, manau, jau mes einam teisingą linkme, šiuo metu pradėjome teisingą linkme, nepaisant to ir kad neturim sąlygų, bet čia iš kitos pusės galima pažiūrėti kaip ir privalumą, nes mūsų vaikai bus užauginti, nežinau, krepšinio salėse ant lentų ir jie bus labiau užgrūdinti visų šitų dalykų. Ir tikrai ateis laikas, kai jie taps konkurencingi ir galės žaist, nes dabartiniai treneriai jau yra inovatyvūs, dalyvauja seminaruose, labai daug, aš žinau netgi ir kitų trenerių, kurie savo lėšomis net ir į Barcelonos akademijas važiuoja, į Juventuso akademijas važiuoja, į geras akademijas, tą gerą patirtį parsiveža čia, ją taiko, naudoja. Taip, kad, šiuo metu pas mus viskas yra taip, lyg ir nieko gero, bet į ateitį aš žiūriu labai optimistiškai.